Sveikas, čia ir vėl aš, Julija iš Julija X Stitch. Vakar pasidalinau savo atidaromą RTO Mystery Box dėžutę, tai paslaptinga dėžutė. Ir sulaukiau nemažai komentarų, kad norėtumėte pamatyti ir mano Riolis dėžutės. Šias dėžutės užsisakinėjau prieš metus, kai Facebook'e, o gal ir Flostube lietuvių pamačiau, kad dalinasi, kad pirko Riolis dėžutės ir mane labai sužavėjo flamingų rinkinys, kurį tikėjausi ištraukti, o pamatysime, ar aš jį gavau pirkdama 3 dėžutės ar negavau. O taip pat po komentaruose paliksiu linką, kur galite rasti tas Riolis dėžutės. Jos yra 3 tipų – didelė, vidutinė ir maža. Mano visos 3 dėžutės yra didelės, kadangi aš pažiūrėjau į kainą, o jos skiriasi labai mažai. Taip pat Etsy parduotuvėje Riolis yra visų dėžučių nuotraukų, tad galite peržiūrėti, ar jums patinka tokie rinkiniai ar nepatinka. Ir aš pamačiau, kad tie maži rinkinukai, kaina nedaug skiriasi, bet jie tikrai labai maži. Ir man tas kainos ir kokybės santykis nepasirodė labai geras, kada pirkau pirmąją dėžutę, nes aš jas visas 3 užsakinėjau atskirai. Tai buvo per mėnesį ar pusantro mėnesio laikotarpiu. Pirmąją dėžutę pirkau dar be nuolaidos buvo, dar biškį anksčiau nei Kalėdos. Kitą pirkau su kalėdinė nuolaida, man atrodo. O trečiąją pirkau jau su didelė nuolaida, man atrodo, po naujų metų. Taigi, kadangi pirkau tas 3 dėžutės, tai ir pradėsiu nuo rodymo nuo pirmos dėžutės. Tiesa, noriu paminėti, kad neturiu visų rinkinių, nes dalį jau pardaviau, kurie man nepatiko. Ir kol kas iš pirmos dėžutės esu pardavusi iš 5 3 rinkinius, bet realiai nežinau, galbūt net visus 5 parduosiu. Pamatysime toliau, kaip seksis man. Taigi gal pradėkime. Tai pirmoje dėžutėje buvo štai tokia mergina. Ji yra siuvinėjama ant 14 kanto, dydis 30x30, turi 20 spalvų, vilnos siūlų ir vienas yra Anhor siūlas. Šitokio stiliaus dizainai man nelabai patinka ir spalviškai nelabai patinka. Ir šiaip, nežinau, aš pirkau Riolis rinkinius, nors nemėgstu siuvinėti su vilna, gal dėl to tiek daug rinkinių ir nepasilikau. Tai štai ši mergina, kuri yra beje, jeigu ką sudomins, aš ją pardavinėju. Turiu tiek savo Vinted įkėlus, tiek galite man parašyti tiesiog ir parduosiu ją. Taip pat antras rinkinys, kurį galvoju ar pasilikti ar ne, dar vis esu apmąstymuose. Tai jeigu kas nors labai norite, tai taip pat galiu parduoti jį. Štai yra šis siuvinėjimas jau ant 18 saidos, 33 spalvas ir su Anhor siūlais. Tai svarstau, ar tikrai man patinka, ar aš jį siuvinėčiau. Na, jeigu siuvinėčiau, tai tikriausiai tik vidurį siuvinėčiau, tų visų ingredientų ne. Bet nežinau, dar esu apmąstymuose, nes spalvos labai gražios. Ai, tiesa, prisiminiau, kur aš pamačiau šituos rinkinius. Tai Ramunės kanale pridėsiu nuorodą, galbūt dar nesekate, tai pasiekite, jį labai daug video kėlė, dabar iš kalėdinio laikotarpio beveik kasdieną, tai pasiekite ir ją. Tai va, ir jie siuvinėjo šį rinkinį, man vaizdas pats atrodo gražus kaip atrodo, bet aš nežinau, ar mano stilius. Tai štai šis iš 5 rinkinių, kuriuos gavau, galvoju, galbūt pasiliksiu, bet jeigu jūs domina, tai taip pat galiu parduoti. Na ir kitus 3 rinkinius parodysiu per planšetę, nes neturiu jau jų. Tai pirmasis, kuris paliko labai didelį įspūdį, šiaip labai gražus rinkinys ir tikrai labai gražus, labai didelis, daug siūlų, man atrodo 30x40, štai toks. O kodėl aš jo nepasilikau?
Dėl to, kad nenorėjau siuvinėti šitos pievos, matote, koks spalvų margumynas. Pagalvojau, kad aš pražilsiu, kol išsiuvinėsiu tiek daug pavienių kryželių. Štai dėl to ir pardaviau šį rinkinį, nes jisai siuvinėjamas ant horror siūlais, tikrai labai gražus, didelis, na bet kas perpirko iš mane šį rinkinį pasisekė, nes tikrai labai greit nupirko, pardavinėjau nebrangiai. Sekantis rinkinys, kur nesitikėjau, kad patį pirmą parduosiu, nes, man visiškai neaktualus ir galbūt jūs sutiksit, tai buvo satino siuvinėjimo tokia lėkštė. Štai. Tai vat, mums siuvinėtojams kryželiu, bent jau man tai neaktualu ir šiaip lėkštė. Kodėl norėtum lėkštį siuvinėti? Na ir trečias, sakyčiau, kad kam patinka tokio stiliaus darbai, jis labai fainas, bet kadangi siuvinėjama vilna ir neįsivaizdavau, kur galėčiau aš jį dėti, tai irgi pardaviau ir pakankamai greit. Štai toks didelis darbas, 33 ant 25 cm, siuvinėjamas vilna ir čia man atrodo iš tų paveikslų serijos, kur pagal dailininką taip. Tai va, gal kas nors, kas domisi paveikslais, menu, tai ir žinomas būtų, jisai man buvo nematytas ir štai toks. Tai būtų visi 5 rinkiniai iš pirmos dėžutės. Na ir kodėl aš sumaščiau užsisakyti antrą? Kad ir šioje dėžutėje nebuvo man tokių wow rinkinių, bet aš pažiūrėjau kainas ir kokybės santykis, kad buvo super geras. Antra, rinkiniai, kad ir ne mano stilius, bet, jie man visai patiko. O trečia, šitą rinkinį pirkau be nuolaidos beveik. Bet vėliau paleido gan didelę nuolaidą ir sakau, o kodėlgi ne? Parduosiu tuos kelis rinkinius, atsipirks ta man dėžutė ir ką? Ir gerai, ir nusipirkau antrą dėžutę. Ir žinot ką? Nepatikėsit. Netgi iš 5 rinkinių man labai patiko, labai patiko 2. Vienas patiko, bet ne mano stiliaus, bet irgi pasilikau. Trečias, patiko, svarstau ar parduoti ar ne, ar siuvinėsiu, bet patiko. Ir vienas, aišku, nepatiko. Bet ką padarys, negali iš 5 rinkinių 5 patikti. Tai parodysiu nuo to, kuris nepatiko. Ir eisiu pagal man labiausiai patikusius eilės tvarka, manau. Tada bus įdomiau gal ir jums. Tai pirmasis, kurį pardavinėjo, nes, nežinau, aš šiaip nemėgstu labai gyvūnų siuvinėti ir dar tokių abstrakčių, bet yra kam labai patinka gyvūnai, tai štokie vilkeliai. Jie siuvinėjasi ant 14 kanto, 17 spalvų ir vilnos siūlais. Jie labai gražu šiaip. Tokie mieli labai. Tai kam patinka tokio stiliaus ar gyvūnų siuvinėti, tai tikrai parduosiu, parašykit man. Tuomet sekantis, apie kurį svarstau ar parduoti ar ne, aš juos turiu 2, tai vieną tikrai parduosiu, o antro nežinau. Tai yra štai toks. Tai parašykit man, jeigu norit. Jisai siuvinėjamas su anhor siūlais ant 14 kanto, tik 11 spalvų ir net turi 2 tipų karoliukus. Didesnius ir mažesnius, galite matyti. Tikrai, šiaip atrodo labai gražus darbas. Ir siuvinėjamas su anhor siūlais, tai, nežinau, dar svarstau dėl šito. Toliau trečias, ne mano stiliaus, labai didelis darbas, labai daug siūlų. Bet nežinau, kažkodėl patraukė mane. Štai šitoks. Siuvinėjamas vilnos siūlais 45 ant 45. Kiek čia spalvų, tai 16 kauntas. Yra, rašo vilnas ir akrilo siūlais, bet akrilo nematau. Kažkur slepiasi gal po. Bet labai storas. Labai daug siūlų. 219 ant 242 kryžiukų, spalvų nemažai, tikrai toks, sutikit, fainas, kad ir toks
gal ne naujoviškas, bet kažkuo patraukiantis akį. Štai toks, tai šį tikrai pasiliksiu. Na ir du man patys pačiausi. Tai štai toks. Seniai norėjau kažkokią tokią puokštę siuvinėti, bet nesu dar nusipirkusi. Tai va šitą gavosi. Jis nėra labai didelis, 30x30. Tai 14 kantas, 25 spalvos. Nu tikrai, pažiūrėk, koks gražus. Renfor siūlais. Nereikia tą vilną siuvinėti. Aišku, kodėl man jis vienas iš labiausiai patikus. Nu ir pats gražiausias man, kur iki tol nemačiau, kad kas nors būtų gavęs, kai aš gavau, tai buvo štai šis. Štai tokia pelėda. Pažiūrėkit, kokia graži. Sparnuose veiksmas, viskas. Tik norėtųsi gal ne ant baltos medžiagos siuvinėti. Irgi 14 kantas, tik 20 spalvų. Dydis 30x40, tai nėra mažytė, bet, nu, labai graži. Nu, tikrai, labai labai graži. Štai. Štai mano buvo labiausiai patikęs setas. Nu ir kai tokį gerą gavau, galvoju, rinkiniai nesikartojo abiejuose. Vau! Gavau daug geresnį nei pirmą. Galvoju, nu, tikrai užsisakysiu trečią. Ir tikrai man jis patiks. Ir spėkit. Gavau trečią. Visi rinkiniai pasikartojo. Visi, kuriuos turėjau du tuos rinkinius, nu, du tuos gautus, tai visi rinkiniai iš jų abiejų įėjo į šitą trečią. Pirmas nusivylimas. Tai ką, dabar turiu 5 rinkinius parduoti. Galvoju, nu, pigiai kainavo, tai parduosiu, atsipirks tikrai. Tai va. Ir pradėkim. Dabar turiu iš šito rinkinio dar vis 3, iš tų 5, dar vis 3 pardavinėjau. Tai atsipirkimas kol kas nevyko. Na, bet ką padarysiu. Tai pirmasis būtų štai toks. Taip, iš pirmo rinkinio, kur gavau mergina. Jeigu norite, tai parduosiu. Antrasis būtų džilkeliai. Vienus jau pardaviau, dar vienus vis dar turiu. Laukia, kada bus nupirkti. Taip. Toliau. Mergina. Aha. Vis dar laukia, kada bus nupirkta. Turiu netgi 2. Nežinau, parduosiu 1 ar 2, bet štai tokia. Trečias, ketvirtas, kuris yra šis. Vieną jau pardaviau, svarstau, ar parduoti šitą, jeigu labai norite, rašykite, parduosim. Na ir paskutinis, kurį jau pardaviau, tai paėmiau iš savo pasiliktų. Štai šis. Jeigu būčiau šį rinkinį, šią dėžutę gavusi pirmą, būčiau labai apsidžiaugusi, nes tikrai būčiau porą rinkinių pasilikusi ir būtų vau. Dabar, kai gavau trečią ir visi rinkiniai pasikartojo, buvo toks nusivylimas. Bet aišku, kai pirkau su didelė nuolaida, tai, nu, ką, negaila. Būčiau sumokėjusi tiek už vieną rinkinį, tiek dabar gavau 5. Na tai, ką. Na štai, tokia mano rinkinių apžvalga. Viską pirkau prieš metus, tai dabar jau, kai pradėjo rašyti merginos, dalintis nuotraukom kokius, gavo rinkinius, galvoju, norėčiau užsisakyti dar vieną dėžutę, pabandyti šiais metais. Gal gaučiau ką nors įdomesnio, bet svarstau, kol kas kaina yra ženkliai didesnė negu pernai. Jau vienas atbaidamas, nes jeigu pirksiu ir netiks tie rinkiniai, tai gausis kaip su RTO ir man tikrai, nu, neatsipirks, minus eisim. Neparduosim rinkinių, nes, nu, kaip bebūtų taip, bet trijolės tikrai neparsiduoda lengvai. Jeigu nori, kad tau ta dėžutė atsipirktų, nes aišku, tu gali parduoti ten už 3 eurus, nu ir ką, įeisi minusą vis tiek tai. Tik tiek, kad tau nestovės daiktai, bet, nu, gausis, kad tu pažaidai ir išmetei tos pinigus.
Tai jeigu perki tokią dėžutę, jau nori, kad rinkinius bent parduotum už tą dėžutės kainą. Tai viena. Antra. Kol kas nei vieno Ariolis rinkinio neįsiuvinėjau. Ir nepradėjau. Klausimas. Ar man vis dar reikia pirkti Ariolis dėžutės? Bet smalsumas. Vis noriu pirkti. Noriu išbandyti. Tai ką man daryti? Nežinau. Pažiūrėjus štai tuoj parodysiu mano labiausiai patikusius rinkinius. Štai šitus. Galvoju, ypač šitą. O jeigu gaučiau vėl dar vieną tokį gerą. Tai ta dėžutė, vau, būtų užtenka vieno gero rinkinio dėžutei, kad tavo nuotaika būtų žiauriai super, o čia buvo net 2 tobuli. Ir tikrai aš juos įsiuvinėsiu, pamatysit kažkada. Kad ir dabar stovi ir laukia. Bet tikrai aš juos įsiuvinėsiu. Nu tai, merginos, parašykit, ką man daryti. Pirkti dar vieną dėžutę ar nepirkti? Ką jūs darytumėte? Patarkite man. Pamačiusias mano išpakuotus rinkinius, ar jūs dar pirktumėte vieną dėžutę ar nepirktumėte? Labai lauksiu komentaruose. Na, o greitai dar šiandien išeis dar vienas mano video, tai laukite. Galbūt ir jis sudomins jūs. Gražių jums švenčių ir susitiksime neužilgo. Iki.